Sveiki, mėly kolegos. Šį vakarą noriu su jumis pasišnekėti apie video. Šnekėsiu apie video, paprastą video, ir šnekėsiu su tais, kurie nori pradėti filmuoti arba filmuoja ir nelabai gaunasi. Man buvo šita situacija, taip pat porą metų vargau tik dėl to, kad buvau žioplas ir nepastebėjau kai kurių esminių dalykų. Tai štai, pirmiausia, kalbėkim apie tą video, tai yra paprastą video. Paimu fotoaparatą, nusistatau standartinį profilį ir filmuoju. Gaunu video tokį, kad tai reikia pakarpyti biškutį, sumontuoti ir važiuojam į Kanų festivalį. Arba jungiu kamerą prie televizoriaus, 75 colių didelio televizoriaus, arba projektoriaus ir žiūriu didelį kokybišką video. Visi marazmai su dažymu ir ypatingų montavimų ir kažkokiais ypatingais profiliais montavimu. Visą tai palikime tiems, kas tuo užsiminėja ir kam tai patinka. Mes kalbam apie tą paprastą, greitą ir labai gerą video. Tai va, kad tokį video turėti, reikia pirmiausiai turėti, aišku, techniką. O su technika čia trupučiukai yra keisti dalykai. Tokiam video netinka didžioji dauguma fotoaparatų. Jeigu jūs norite su fotoaparatu filmuoti, pastatę ant trikojo ir nejudinti, prašau, filmuojat su bet kokiu aparatu, fotoaparatas stabilioj būsenoje, vieną gabaliuką papilmuojat, antrą gabaliuką papilmuojat, paskui viską sudėdat į kompą, sumontuojat ir paleidžiat. Viskas nuostabu. Tinka bet koks fotoaparatas. Tačiau jeigu fotoaparatą pajudinate aukštyn, žemyn, į dešinę, į kairę, video iš karto pradeda byrėti. Gaunasi negerai. Tai va. Ir tai atsitinka su ta technika, kuri yra nepritaikyta filmavimui. Jūs sakysite, kad visa technika pritaikyta. Ne. Yra dvi technikos rūšys. Yra fotoaparatai fotonuotraukoms ir fotoaparatai, kurie akcentuoja video. Šitos dalykus galite susižinoti įdėmiai skaitydami gamintojo puslapį. Nėra idealaus fotoaparato, kuris ir filmuotų, ir fotografuotų. Tai štai, yra fotoaparatai su filmavimo funkcija. Fotografuoja gerai, filmuoja šūdinai. Ir geresnis variantas yra fotoaparatai skirti filmavimui, filmuoja gerai ir fotografuoja visiškai pakenčiamai arba net gerai. Kokie tai fotoaparatai pagal gamintoją? Pilnai nesu išbandęs visų gamintojų, bet galiu pasakyti tiksliai, ką žinau. Canonų tokių nėra. Canonai turi savo Cinema seriją, kuri skirta tik filmavimui. Visi Canonai skirti yra fotografavimui. Taip, jie gali kažką filmuoti, bet tai yra neišeitis. Nikonai, nežinau, girdėjau, kad patys naujausiai neblogai filmuoja. Panasonikai irgi yra skirti filmavimui ir fotografavimui. Geriausia esu susipažinęs su Sony. Sony taip pat turi dvi linijas – foto, video. Pigiausia video linija yra A7S. Pirmas S, antras S, trečias S, ZVE10, ZVE1, kuris dabar filmuoja ir taip toliau. Tai va, siūlyčiau nuo jų ir pradėti. Sony Alpha 7S tai yra pirmukas.
filmuoja tik HD, bet jisai filmuoja nuo pilno kadro. Video nuostabus, gražus, kokybiški video. Galite pirkti naujus aparatus, jie nėra brangus. Pavyzdžiui, Sony ZV-E10. Kropas, bet jis, kaip rašo gamintojas, yra skirtas daugiau video kūrybai. Tai yra blogeriams, filmuoja gerai. Šiuo metu išėjo ZV-E1, yra ir prieš kelias savaitės išėjo ZV-E10-2. Dar vienas kropas, vienintelis kropas, kuris gerai filmuoja iš Fuji serijos. Tai yra Fuji XS20. Iki šio fotoaparato nei vienas Fujis, girdite, nei vienas Fujis nebuvo skirtas filmavimui. Taip, sakys, kad tai kažkas bando filmuoti, užsiminėti burtais ir dar kai kuo, čia yra kiekvieno pasirinkimas. Tačiau XS20 pirmasis Fujis, kuris gavo Sony matricą, Sony stabilizaciją ir Sony programinę sekimo įrangą. Tai yra fokusavimosi įranga. Filmuoja gerai ir ne ta žodis gerai, labai gerai, 6K. Tai štai, ir kaina labai demokratiška, 1000, man atrodo, 200, ar ten panašiai kažkas tai. Sony ZV-E10 iš rankų mačiau po 500, o naujas, man atrodo, apie 800. Tai, šiais laikais galima tokį daiktą įpirkti. O ne, imam už 300, kaip minėjau, Sony Alpha S ir kūrėm šedevrus. Tai va, tik tiek norėjau pasakyti, kad nepirkite viso, ką siūlo. Yra dvi linijos, pasikartoju, foto ir video. Tas pats fotoaparatas negali ir fotografuoti, ir filmuoti gerai. Šitą atsiminkite ir sėkmės jums. Kitą laidelę padarysiu galbūt įdomesnę. Pakalbėsim apie fototechniką ir ne bet kokią fototechniką, kuri kainuoja kapeikas, o šedevras garantuotas. Ačiū už dėmesį. Iki pasimatymo.